Viktorija, kuo ypatinga šiandien diena? Šiandien diena ypatinga tuo, kad susitinka net du klubai, tai BNI Ąžuolas ir BNI Baltija. Labai džiaugiuosi, kad prisijungė. Kaip tu jauties, būdama apskritai BNI nare? Jaučiuosi tai, kad mano verslas auga, turim daug partnerių, kurie padeda man kurti interjerus. Tai iš tiesų labai išaugo ir projektai kuriami, ir taip pat, aišku, ir klientų ratas, ir žmonių, kurie mane rekomenduoja. Tai būtent dėl rekomendacijų mes čia visi ir ateinam. Kai tave kažkas pakvietė, koks buvo pirmas potyris? Tai aš būtent viešne buvau BNI Baltijoje pirmą kartą. Aišku, drebėjo ir rankos, ir kojos, lygiai taip pat kaip ir dabar. Niekas nepasikeitė, tik tiek, kad jau moku ir save pristatyti ir nebaisu išeiti į sceną ir vesti taip pat rytmečius. O kas pasikeitė tavo versle, būnant BNI ir kodėl būtent BNI Ąžuolas klube? Apsilankiau dar karantino metu, buvo nuotoliniai prisijungimai ir ieškojau, jau mano verslas buvo tokioj stadijoj, kai jau reikėjo augti, kai jau netalpau savy ir reikėjo augti, tai atėjus į klubą išaugau dvigubai, kuriu ne vien tik gyvenamojo interjerus, bet ir visuomeninius. Neseniai kūrėm ministerijai kabinetus, taip pat dideli darželių renovacijos projektai ir aišku, lygiai taip pat kuriu ir gyvenamojo būsto interjerus. Ėjai į lyderystės komandą, ką tau tai duoda būti daugiau negu įprastu BNI nariu? Ir kokias pareigas užimi dabar? Mano pareigos yra prezidentė BNI Ąžuolas. Iš tiesų buvo iššūkis eiti šias pareigas, bet būtent, kadangi mėgstu iššūkius, tai nusprendžiau šį iššūkį priimti ir motyvas buvo tas, kad augti tiek asmeniškai, kaip asmenybė, aišku, gauti daugiau matomumo. Ir, žinoma, atsiveria kitos galimybės bendrauti su kitais lyderiais. Tai, iš tiesų, puiku būti lyderiu tarp lyderių. 3 dalykai. Kodėl rekomenduotum svečiam apsilankyti BNI Ąžuolas klube? Svečius tikrai labai kviečiu apsilankyti, nes turime daug rekomendacijų labai įvairiem verslam. Turime čia veikiančias kontaktų sferas tiek nekilnojamo turto, tiek pramonės ir prekybos, tiek žmogiškųjų išteklių, marketingo, grožio, renginių. Taigi kviečiame verslus, kurių vietos dar neužimtos, taip pat patikimus, degančius augti verslus, nes BNI yra tik motyvuotiems verslams. Na ką, givers gain? Ačiū.